Atsimenate, Brisbane, Australijoje viešėjo G20 pasaulio lyderiai, ne? Tai buvo. Ir visiems davė koalą palaikyti rankose. Ir Putinui davė. Ir Putinui davė. Matėm. Pasirodo, kad koala, kurią laikė Putinas, paskui buvo sugrąžinta į Australijos miškus ir vienareikšmiškai pasiskelbė žvėrių karaliumi. Geras. Labai geras politinis anekdotas, iš tikrųjų. Super. Aktualus. Super. Sako, tu toks loseris, man net žodžių trūksta, koks tu loseris. Jei būtų iš vis pasaulio loserių čempionatas, tai tu antrą vietą užimtum tikrai. Kodėl? O tai kodėl ne pirmą? Todėl, kad tu loseris. Oi, koks geras! Antrą. Rūtai Šeguliavaitė tiktų antros vietos sindromas. Dar moteris. Taip. Veidrodėlį, pastrauk dar per storą. Dar reikia pasistengti. Mama, aš mūsų šuniuką matau. Petriukas, Januk, sakiau, tau sunelį mano, nekask taip giliai, smiliadėšiai. Dar vienas, 2 bičiai sėdi, žinai, kaip būtų tokie beprasmiški pokalbį. Nu, apie vieną, apie aną, apie politiką, apie ekonomiką ir perėjo prie to, kokia frazė yra, tai kokia nors, bet kokia frazė yra nenugalimas argumentas kažkokiam ginče ar pokalbė. Vienas sako, jeigu vyksta beprasmiška diskusija arba ginčas, reikia sakyti tiesiog bla 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 bla. Kitas sako, ne, aš galvoju, kad kai vyksta beprasmė diskusija ir nebeturi argumentų, reikia sakyti ir ką? Tas sako, nu gerai, tu pasakysi ir ką, o aš sakysiu ką. Bla 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 bla. Tas sako, ir ką? Okay. Painus toks. Painus, keistas. Na, keisti tie žmonės buvo, kurie čia šnekėjo. Viskas tvarkoj. Na ir dar vienas toks. Vakar užsidegė mokesčių inspekcijos pastatas. Žmonės padėjo kuo galėjo. Malkomis, anglimi, benzinu. Tas stereotipinis požiūris į VMI, ar ne? Turbūt, jo. Nors jie mus maitina, mus guodžia ir sušildo šaltą žiemą. Kartais dar vienas sako, galiu tas kelnes pasimatuoti vitrinai, kur? O sako, atsiprašau, bet žinokit, pas mus yra persirengimo kabinos.